Pasidalinsiu 6 patarimais, kuriuos tu turi išgirsti apie vynuoges. Jas valgyti, nevalgyti, kam valgyti, kiek valgyti, o gal iš vis jų nesirinkti. Pirmas. Vynuogės yra natūralus gamtos desertas, tik nepamirškite, kad rinkdamiesi vynuogės atsižvelkite į jų kokybę. Jos turi būti nesupelyjusios, nesupuvusios, jos turi būti šviežios, kokybiškos vynuogės. Antras dalykas yra nuplautos, švarios, išmirkytos vynuogės. Trečias tai, kad jas valgyti reikia su saiku. Kodėl? Todėl, kad vynuogės savyje turi daug cukrų. Vaisių mes turime suvalgyti 3 kartus mažiau negu daržovių, tai apie 100-200 gramų apskritai visoje dienoje vaisių ar uogų yra teisingas pasirinkimas, bet perteklius sveikatos nepriduos. Ketvirtas, vynuoges valgykite su baltymais turtingais produktais, kaip pavyzdžiui riešutais, sėklomis. Baltymai, riebalai, angliavandeniai, subalansuotas užkandis, kuriame bus sotumas ilgesnis ir išlaikys stabilų cukraus lygį kraujyje. Penktas, rekomenduojama vynuogės rinktis daugiau pirmoje dienos pusėje, nes tai yra angliavandeniais turtingas, cukrais turtingas vaisius, uoga, kurią geriau rinktis pirmoje dienos pusėje, kaip mums dar reikia visą dieną energijos ir turime būti žvalūs. Šeštas, vynuogės labai dažnai sukelia pilvo pūtimą, dėl to, kad odelės mes gerai nesukramtome, jos turi daug savyje cukrų, tai yra gliukozės, fruktozės ir perteklius jų sukelia taip pat pilvo pūtimą. Todėl ypatingai jautriems, turintiems jautrų virškinimo traktą, nerekomenduoju valgyti vynuogių arba valgyti tik tai labai nedideliais kiekiais. Taip pat nerekomenduojama vynuogių rinktis linkusiems turėti per didelį kūno svorį, turintiems gliukozės šuolius, insulino rezistenciją ar sergantiems, pavyzdžiui, antro tipo cukriniu diabetu. Tai būkit budrus, tai yra natūralus gamtos desertas, jeigu kokybiškas, jeigu valgomas teisingai. Ir atkreipkite dėmesį, ar jūs nesate tie žmonės, kuriems vertėtų atsisakyti. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašykite komentare savo nuomonę, ar valgote vynuoges ar ne. O jeigu reikalinga didesnė pagalba, ieškai, kas tau padės atgauti energiją, atgauti sveikatą, susigrąžinti normalų kūno svorį. Jeigu nepavyksta pačiam susitvarkyti, kreipkis į mane, padėsiu individualiai, vesdama mentorystę. Rašyk man, noriu ir aš tau papasakosiu plačiau.